Сделано могили убитых 6 немецких солдат, 8, кажется, пропали без вести. Но само преступление, естественно, неадекватно. Всех жителей от малого до старого согнать, пару сараев живьем сжечь. Но это память надо соблюдать. Здесь родственники, есть несколько из семей живые. По сравнению с теми данными, которые участвовали в этой преступной кампании по уничтожению мирных жителей, участвовали не только, что там написано теперь здесь вот этом, но, очевидно, надо будет написать такой более подробную статью, где было изложено фактически эта деятельность. Но очень приятно, во всяком случае, что уход за памятником прошелся. Приятно, потому что память людей остается, и, надеюсь, будет оставаться много. Мы всегда будем вспоминать этот жестокий варварский день. Taip, prieš 4 metų, birželio 21, įvyko šiurpus karo nusikaltimas ir hitlerininkai, padedami mūsų vietinių nacionalistų, iš kurių šaltiniuose išliko Stepas Ulbinas toksai, kuris neva leido kai kuriems pasitraukti, bet tai nekeičia tos padėties, kad nacionalistai dalyvavo tame. Hitlerininkai sudegino 119 vietinių gyventojų, šių 49 buvo vaikai. Tai siaubingas įvykis. Dar ir dėl to, kad partizanai prieš dieną buvo užpuolę teisėtą karo teisės požiūrių taikinį, karinį konvojų, kurio važiavo hitlerininkai. Joks, net jau tada galiojusias tai karo papročių teisė draudžia vartoti kolektyvinės bausmes prieš civilius gyventojus. Čia jau draudžiama buvo. Ir jie įvykdė tą karo nusikaltimą kartu su vietiniais nusikaltimais. Pikčiausia yra dabar, kad minint šitų aukų, beprasmiškų aukų metinės, yra lašas tų 27 milijonų, iš kurių daugiau kaip 15 milijonų yra Tarybų Sąjungos aukų, civilius aukus. Tai yra nedalyvavusios karinėse veiksmuose ir negalinčios buvo žudomi. Šiuo metu Lietuvoje vyksta istorijos perrašymas. Atsiranda tokie leidiniai kaip Veidas, kaip 21 amžius, kuriame žinomas mūsų autorius Grabauskas rašinėja savo antitarybinius paskvilius. Ir jie sako, kad tai buvo gynybos momentas ir jie priverstinis hitlerininkų buvo sudeginimas, nusikaltimas, neva čia net ne kerštas, su kažkokia tai gynyba. Tai absurdas yra. Istorija neturėtų iš jos būti taip ciniškai tyčiojamasi ir iš tų aukų neturėtų būti taip ciniškai tyčiojamasi iš valdančio režimo pusės. Kągi, liūdna, bet tikėkimės, kol yra žmonių, kurie prisimena šitas nekaltas civilis aukas. Yra vilties, kad kada nors žmonės teisingumas įvyks ir visi bus įvertinti teisingai. Kol kas. Gerbėmieji, rytai vakarai, mes per vidurį. Visai tūkstantmetį
vakarai naikino Lietuvos valstybę. Nevardinsiu kurių, patys turit žinot, kurie, kada ir kaip. Va. Ir dabar praktiškai vienas iš tų milijonų sunaikintų mūsų žemiečių lašelius, kuris va čia, kurį mes šiandien pagerbiam atitinkamų metinių progą. Už tai aš daug neaiškinsiu, buvo paaiškinta, aš noriu paskaityti eilėraštį skirtą laidotuvėms. Gerbiamieji, aš jūsų neguosiu, aš nesimelsiu. Visų kelias tas pats, visi ten pat būsim. Vietoj kalbos, vietoj maldos aš jums perskaitysiu savo eilėraštį. Te būna tai mūsų malda, kurios mums visą gyvenimą trūko. Neliūdėkit, neapvilkit. Žmonės mūsų gerieji, neliūdėkit dėl mirusių, dėl jų ateitis neužsustos. Jie išėjo iš čia, jie misiją savo atliko jau, ant jų kyla pastoviai tautos. Žmonės mūsų gerieji, kapų žemės nelaistykit ašarom, ašaros mūsų kovos neatstos. Jie mūsų žemę paliko ir tėvynę nepaliko, neapvilkit garbingos kartos. Žmonės mūsų brangieji, čia gyvenimas ašaros, bet čia žemė šventos Lietuvos, bet čia mūsų namai, mūsų kapinės, neišduokime žemės šventos. Žmonės mūsų brangieji, kas dar žino, kas atmena, kas ta mūsų brangi Lietuva. Nenueikit į dugną su aimana, kad tokios Lietuvos nebėra. Ačiū, ačiū visiems, kurie žmonių tikrųjų kelią pasirinko. Ačiū tau, vienam ir visiems garbingas žmogau. Te būna lengva tau šventa mūsų tėvynė žemė. Te būna šventa Lietuvos žemė, bent jau mūsų bendro prakeikto likimo bepročiais. Nebūkim žmonės bepročiais. Pasižiūrėkim, kas padaryta, kokia žala, kokias nelaimės atnešos Lietuvai ir kokias bėdas ir nelaimės dabar neša mūsų vakarų valstybės. Žmonės, atsigaukit, sugebėkit vertinti ir galvoti. Neatiduokit savo smegenų vakarų virtuvėje. Ačiū dėmesį.